Labas rytukas, trečiadienio rytas, bet rytas mano, žinokit, nekoks. Jau atsikėliau su galvos skausmu ir taip galvos skauda ir nepraeina. Nežinau, kas čia yra, toks skausmas galvos, eisiu pasimatuot spaudimą. Gal per aukštas, bet šiaip pas mane niekada aukštas spaudimas nebūna, pas mane labai žemas spaudimas. O gal per žemas, nežinau, žiūrėsiu, pasimatuosiu. Tai manau, kad šiandieną ir į džymą nevažiuosiu, praleisiu, nes taip galva skauda, kad reikia, manau, pailsėti ir nevažiuoti. Gal išeisiu pasivaikščioti. Geras šiandieną oras. Tai va, vienu žodžiu, nežinau, kodėl ta man čia galva skauda, net nežinau, kokios čia priežastys. Žiūrėsiu. Eisiu dabar pusryčiauti, grįžau ką tik iš mokyklų, iš darželių. Tai laikas jau pusrytukams, pavalgysiu pusryčius ir žiūrėsiu, išgersiu vaistų nuo skausmo galvos. Gal praeis, bet manau, kad tikrai nevažiuosiu į džymą. Pusryčiam šiandieną ne kiaušinukai, pasidarysiu sumuštinukų. Su šita mėsyte, su jautienos pastrami. Tada salotų užsidėsiu, užsitepsiu Filadelfijos sūrio ir dabar šitą duoną nusipirkau. Lidle pirkau. Tai šiaip nebloga sudėtis, žiūrėjau sudėtį. Vienoje riekelėje 123 kalorijos, riebalų 3,7 gramai. Cukraus tik tai 1 gramas. Skaidulų 3,9 gramai, baltymų 5,8 gramai, druskos 0,47 gramai, tai gera sudėtis. Tai pasidarysiu sumuštinukų, papusryčiausiu. Laikas jau pietauti, tai pietums nieko nereikėjo man šiandien gaminti, turiu dar paruoštuką likusį. Tai turiu vištieną keptą, čia kažkurią dieną kepiau vištieną, orkaitėje, daržovės, bulvės, morkos, pupelės. Pasišildysiu ir dar marinuotų agurkų prisidėsiu. Bus tokie pietukai. O žinokit, mano ta galva, tai kažkas negerai su ta mano galvelė. Išgėriau vaistų po pusryčių, taip ir nepraėjo tas skausmas, plyšta, skauda. Tai nežinau, kas čia yra, šiaip gali būti daugybė priežasčių, dėl ko tą galvą skauda. Tai aš tai galvoju taip, žinokit, kad aš čia vis vėlai nueinu miegoti, man to miego trūksta. Pirmas variantas, miego trūksta, reikia ilgiau pamiegoti, pailsėti. O kitas variantas, tai kad pradėjau tuos pieno produktus, įtraukiau į tą savo mitybą, tą be laktozės. Bet man atrodo, kad man varškė netinka. Dabar tą skystą varškę kelias dienas valgau kaip užkanduką, su braškėmis, ten su šilauogėmis. Ir man atrodo, kad ta varškė man netinka virškinimui, apsunkina man virškinimą. Jau keletą dienų šiek tiek jaučiau tą galvos skausmą tokį, bet nedidelį. Bet šiandieną tai ypatingai plyšta ta galva, tai aš galvoju, man čia gali būti ir su virškinimu dėl tos varškės, man atrodo, dėl tų pieno produktų. Šiaip gal jogurtas dar nieko, bet man varškė, tai man atrodo tikrai netinka. Jinai apsunkina man virškinimą ir netinka, tai dabar žiūrėsiu, stebėsiu savo mitybą, ką aš čia valgysiu ir kaip jausiuosi. Tai dabar šiek tiek padarysiu pertrauką nuo to pieno produktų be laktozės. Tos varškės tai tikrai nevalgysiu, jogurto, gal suvalgysiu, bet manau, kad šią savaitę aplamai išbrauksiu tuos pieno produktus iš savo mitybos ir žiūrėsiu, kaip jausiuosi. Manau, kad gali būti ta varškė. Tie pieno produktai. Žiūrėsime, stebėsiu ir žiūrėsiu ir pasidalinsiu, kaip man čia kas darosi, kas vyksta, ar yra kažkokie pokyčiai ar ne.
Vakarienė išsiviriau kiaušinių virtų, salotų, agurkų, pomidorų ir šitos žuvytės užsidėsiu dar. Bet alyvuogių aliejų šiek tiek nupilsiu, nes man čia per daug tų riebalų. Tai šiandien diena visiškai tokia bloga. Visą dieną man praskaudėjo tą galvą, tai plyšo galva. Gėriau porą kartų vaistų ir nieko man nepraėjo, žinokit. Tai dabar jau į vakarą, jau dabar yra po 8 kažkur tai. Jo, beveik 8, tai jau dabar jau lygtais jau mažiau skauda tą galvą. Bet tokia ta savijauta irgi tokia, nežinau, kai ta galva tai plyšta, tai nieko nesinori nei daryti, nieko, tai šiandieną nei į sportą nenuvažiavau, nei dar sakiau išeisiu pasivaikščioti, bet jau niekur nejau, nei pasivaikščioti nieko, nes tas galvos skausmas tai šakės koksai buvo. Tikrai galvojau, kad susprogs galva. Pasimatavau spaudimą, bet spaudimas mano normalus, žemas. Nėra ten labai per žemas, man normalus. Tai nežinau, kas čia su ta mano galva čia darosi, aplamai kas čia su mano ta sveikata. Praeitą savaitę čia sirgom, nekaip jaučiausi, šiandieną vėlgi taip, nežinau. Tai šiandieną ir ta mityba mano tokia buvo, mažiau tų kalorijų, nes fizinio aktyvumo visiškai nebuvo, tai tiesiog šiandieną nieko neveikiau, nuobodi tokia diena buvo. Gulinėjau, tai aišku, dar buvau išvažiavusi vaikų parsivežti iš mokyklos, iš darželio ir tiek, ir nieko nesinorėjo nei daryti, nieko. Tai praradau tiesiog dieną, nieko neveikdama, kankindamasi su galvos skausmu. Bet tikiuosi, kad jau rytoj bus geriau. Tai šiandieną ir turėjau važiuoti maisto apsipirkti šiek tiek, nes jau reikia man kai kurių produktų, bet niekur nevažiavau, tai manau, kad rytoj, jeigu gerai jausiuosi, rytoj važiuosiu šiek tiek maisto apsipirkti. Pasiruošti reikės kažkokių tai paruoštukų, kad turėti, kad nereiktų nieko gaminti. Tai šiandieną, kaip ir sakiau, buvo ne sporto diena ir ta savijauta nekokia buvo, bet šiaip stengiausi valgyti. Tai surinkau tik tai apie 1500 kalorijų, labai mažai, bet aišku, kaip ne sporto diena, mažai to fizinio aktyvumo, tai manau, kad ir užtenka šiandieną. Tai tie mano patiekalai, ten tie mano valgymai buvo iš tikrųjų man tai sotus, man užteko pakankamai to maisto. Tai ir kažkaip tikrai nesinorėjo daugiau ir valgyti kažko, tai dabar, kaip ir sakau, jau pakeisiu tą mitybą šiek tiek savo, pabandysiu išbraukti iš savo mitybos tos pieno produktus be laktozės, aplamai pieno produktus, nes man atrodo, kad ta varškė man nelabai virškinasi, mano virškinimo sistemai netinka, galbūt dėl to tą galvą skauda. Šiaip jaučiuosi tai taip normaliai, nėra, kad ten būtų ta savijauta kažkokia tai nekokia, tik tai tą galvą skauda. Tai žiūrėsime, bet dabar vėlgi keičiasi ta mano mityba, reikės man vėlgi persidėlioti tą tuos visus savo valgymus, kad pakankamai tų baltymų surinkčiau, nes dabar jau mano užkandukas, tas jogurtas, varškė atkris, tai reikės pakeisti kažkuo tai kitu, o aš iš to užkanduko nemažai baltymų surinkdavau. Kažkaip tai reikės pasidėlioti tą mitybą, pasiplanuoti, pakeisti kažkuo tai kitu tos pieno produktus ir surinkti iš kažkokių tai kitokių produktų tų baltymų. Tai kol aš čia plepėjau su jumis, žiūriu, mano mažylis jau nulūžo. Tai šiandieną be pietų miegelio tai pavargęs ir jau nulūžo. Tai eisiu aš irgi anksčiau miegoti šiandieną, išsimiegoti, pailsėti ir tikiuosi, kad rytoj jau gerai jausiuosi. Būsiu energinga, žvali, sveika.
Tai va, tai šitą vlogą noriu jau užbaigti, padėkoti, kad žiūrite ir atsisveikinu iki rytojaus.